Maudykla yra paplūdimio vieta skirta maudytis dideliam skaičiui žmonių. Ji yra skirta poilsiautojams, prižiūrima, bet kurioje vietoje, kurioje jūs sustosite ir pamatysite, kad yra, kaip ir atrodytų patogus priėjimas, bet tai nėra maudykla, kadangi paplūdimyje maudykla visų pirma turėtų būti pažymėta plūdurais, pritaikyta tam. Jūs nežinosite, jeigu ežeras, ežero dugno ir gilėjimo. Jeigu tai yra upė, jūs neįvertinsite jo srovės tėkmės, sūkurių buvimo galimybės. Juolab nežinote, ar nebus ko nors primėtyta. Priėjimas į maudyklą turėtų būti neslidus, patogus, įrengiami tualetai, ne arčiau kaip 50 metrų nuo maudyklos. Turėtų būti persirengimo kabinos ar paviljonai. Negalima į paplūdimį vestis gyvūnų. Jeigu maudykla atitinka visus higieninio įrengimo reikalavimus, taip pat vandens kokybė atitinka irgi mikrobiologinių parametrų reikalavimus, jeigu nėra tendencijos kauptis melsvadumbliam, didiesiem dumbliam ir tikimybės eutrofikacijos procesam vandenyje, tokia maudykla galėtų pretenduoti į mėlynosios vėliavos suteikimą sezonui. Ir Lietuvoje yra 3 paplūdimiai 2011 metais, kurie turėjo mėlynąją vėliavą. Tai buvo Nidos juodkrantės ir Palangos botanikos parko paplūdimiai. Nei viena savivaldybė nepadavė paraiškos, kad būtų vertinama ir suteikiama mėlynosios vėliavos gėlo vandens paplūdimyje. Jeigu jūs ruošiatės tik į paplūdimį, tai visa informacija turėtų būti skelbiama interneto svetainėse tos savivaldybės, kuriai priklauso paplūdimys, ir taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos priskirtai kompetitingai institucijai, kuri užtikrina Europos parlamento ir tarybos 2006 metų patvirtintą direktyvą dėl maudyklų vandens kokybės valdymo. Ir ta institucija yra Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras, taip kad jūs interneto svetainėje visą laiką turėtumėte rasti naujausią informaciją apie vandens kokybę. O jeigu nuvykote į paplūdimį, informacija turėtų būti atnaujinta, skelbiama prie paplūdimio esančiuose stenduose. Norėčiau paraginti visus poilsiautojus, kurie vyksta į paplūdimius, kad jie taip pat prižiūrėtų tuos paplūdimius ir stengtųsi savivaldybei nepadaryti naštos po savęs nepalikdami šiukšlių. Juolab įvertinti tai, kad jie ne vieną kartą galbūt norės maudytis tame vandenyje ir kad galėtų grįžti ne tik tą patį sezoną, bet ir ateityje sekančiais metais. Tai kad tiesiog stengtųsi neteršti vandens. Vandens kokybė bus gera, jų sveikata bus puikiai.